Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje. Pateisingai, treneri, kas pavyko šis rungtynės nuo taisytinių dalykų, kas priklausys nuo taip, kaip norėjome? Daug dalykų pavyko, kai kurie nepavyko, nes norėjom negauti metimų iš kitų žmonių, bet gavom iš žaidėjo, kuris išėjęs įmetė mums 4 tritaškius, turbūt baudą sumetė, kuris pasprendė rungtynės. Šiaip tai tvarkėmės ir su Ženiu gerai. Jisai surinko savo ten tą dalį taškų, tas nebuvo mums kažkokia staigmena, bet, sakykime, ir su Dorsai susitvarkėm, ir su Papa Nikolau susitvarkėm. Kaip ir buvo, kaip planavom, paprasčiausiai trūko pajėgumų. Janis sužaidė neefektyviausią mačą per pastarosius 2 Europos čempionatus, nors 20 surinko ir 20 naudingumo balų. Kokie vaistai buvo pristabdantį? Na, mes sumanę buvom taip, kad Marekas dengia jį, o Jonas padeda. Atsitraukinėjom nuo Mitoglų, duodam jam tos tritaškių metimus, ką ir padarė, bet aišku, Sponulis sureagavo, jisai pakeitė. Bet mes tos problemos neturėjom ir mes, sakyčiau, gal neblogai gynėmės. Nenorėčiau sakyti, kad ten teisėjai geri, blogi, bet gal kai kurie švilpukai galėtų būti netokie, ką teisėjam aš ir sakiau rungtynių metu. Bet nieko nepadarysi, yra žvaigždė. Kai kurios dalykus jiem leidžia gal truputėlį daugiau negu kitiem žaidėjam. O šiaip tai aš manau viskas kaip ir suveikė paprasčiausia. Jau tokio lygio varžybą žaidžiant reikia porą žaidėjų. Nu, turim sužaisti visi šiais. Šiandien, sakykime, nematėm Ąžuolo, kokį buvom įpratę matyti. Šio truputėlį trūko, gal trūko galėjo išėjo gal Deivis. Sirvydis ten kažkiek jau davė kažko, bet biškai pritrūkom kai kurių žaidėjų indėlio. O šiaip ta visuma, ta kova, viskas, aš manau, kad žaidėjom pagal savo galimybės. Šiandien dienai galimybės yra tokios. Pastebėt, kad tas teisėjimas kažkiek kirto per žaidėjų, nežinau, nesupratimą, kaip gali gintis, kiek gali to kontakto duoti ir kiek paskui gauna kitoj pusėje, bet nieko nešvilpia. Na, nenorėčiau, lys čia toks turbūt yra žemiausia ta kategorija, kada pralaimi rungtynės ir kaltini visus aplinkinius. Mes kai kurių dalykų patys nepadarėm, kai kuriuose dalykuose suklydom, kur neturėjom suklysti. Norėjom, kad nesuklystume, bet suklydom. O šiaip tai kova buvo tokia apylygė, paprasčiausiai, jeigu taip bendrą įim, tai paprasčiausiai trūko pajėgumų. Ąžuolas Tubelis šitas rungtynes atėjo kaip naudingiausias Lietuvos rinktinės žaidėjas po Roko Jakubaičio, bet susirinko 4 ar 3 blokus, 10 pramestų metimų, ar čia psichologiškai perdegė ar gera gynyba graikų tiesiog? Žinau, jis ruošėsi rungtynėm visada profesionaliai. Ir, aš manau, jie truputėlį mus irgi išsiprovokavo, nes jie išprovokavo vėl tos 3 taškių metimus, kurie mes bandom jo nuimti ir visiškai palieka laisvas, jis bandė tą, kiek iš čia šiandien 4-0 turbūt metė. Nieko negali pasakyti, laisvas tu turi, aš negaliu kaip treneris sakyti, ne mes, tai kas tada iš viso vis. Iš po krepšio, kad jis ten nesusitvarkė, tai man buvo taip keista, nes jis taip paprastai gerai gaudosi po krepšio. Matyt, šiandien jam nebuvo ta diena. Šiaip tai visą sezoną, visą turiu omeny čempionatą atlošė labai gerai. Šiandieną nepavyko. Ir Ąžuolas yra labiausiai stebinantis krepšininkas per šitą čempionatą. Ko tikėjotės ir ką gavot? Jisai vienas rungtynės mums per langus labai gerai sužaidė. Aš jį taip seku jau keli metai. Tai jis padarė didelį tokį progresą per šią vasarą. Jis toks tapo patikimas žaidėjas. Daug dalykų, tas greičio, tas mąstymo greitis labai geras ir sprendimų priėmimas. Kartais aplenkia net kitų žaidėjų mintis, tai įvyksta klaidos, bet jisai tikrai yra labai greitas ne tik tai savo rankom ir kūnų, bet labai greitas mintimis. Tai yra labai gera dovana, sakyčiau, Dievos, mamos, tėčio ir Dievo dovana kartu sudėjus. Kad aplamai jisai toksai yra. O šiandieną nepavyko. Būna visiems turbūt blogų dienų, nurašykim tai blogą dieną. Efektyviausias ginklas puolime buvo Jonas Valančiūnas Laupauste. Tai mes taip ir norėjom, nes mes žinom, kaip Janis ginasi, jis ten viską imituoja. Ir mes taip ir norėjom. Mūsų ta idėja buvo, kad priekį mes pulsim per Joną, eisim į kontaktą, varginsim jį, kad jisai neturėtų tiek jėgų, nes jis vis tiek žaidžia po 30 minučių, jam reikia to pajėgumo, jis vis tiek tauposi tam polimui. Ir bandėm tą daryti, visai neblogai pavyko, Jonas puikiai šiandien žaidė 30 minučių.
ir, sakyčiau, net vizualiai nesimatė jo nuovargio, nes kovingai viskas su juo labai puikiai gavosi. Manau, kad bus vienas iš geriausių rungtynių šį. Aplamai jisai šį Europos čempionatą žaidė gerai, bet mes, jeigu pastebėjau, darėm tokių visokių sprendimų, kur mums ne visada buvo jisai reikalingas naudoti. Šiandieną buvo ta diena, būtent kaip jisai buvo reikalingas ir jisai tą įrodė savo klasę, savo lygį. Treneri, galutinė vieta 5-6 numatoma. Gal geras pasiekimas tokia aptrupėjusi rinktinė? Nu, žinot, mano vietos kokius. Aišku, yra kur dirbti, yra kur tobulėti, bet jeigu taip visumą pažiūrėti, tai pačiu žaidimu, kovingumu, nusiteikimu, atsidavimu komandai tikrai labai patenkintas ir dėkingas komandai. Dirbom sunkiai, ilgiau negu kitos komandos. Na, šiai dienai pajėgumai yra tokie, aš manau, kad jie nėra tokie blogi ir beviltiški. Galvoju, tas toks pamatas gal padėtas ateičiai, mes žiūrėkim, kokius mes turim dar žaidėjus, kurių šiandien dienai neturėjom, sakysim, ir Buzelis, ir Sabonis, ir ne. Ir Jakučionį mes, aš taip galvoju, per tą sezoną paruoš mum ambėjai kažkas. Kažkaip tai, sakysim, Marčiulionį turim. Yra krūva žaidėjų, kur mes dar galėsim pasipildyti, o šiaip tai, aš nežinau, jums geriau spręs, kaip tas vaizdas buvo. Man kaip treneriui patiko, ką mes žaidėm. Turėjom Margo ir Kertilas traumas, turbūt ne iki galo viskas buvo ištransliuota, bet kiek šitie du žaidėjai aukojasi, sakykime, ir tęsite čempionatą? Na, yra dažnai buvę, kaip tu laikė čempionato, aš pamenu pasaulio čempionatą, kada žaidėm už tą vadinamą CCCP rinktinę, kai Valdas Chomičius gavo pirmas pasaulio čempionatą Ispanijoje pirmą dieną traumą ir aš turėjau žaisti, nes mes tada žaidėm tokiam porom, nes aš poroj su Valteriu gynėjau, o Valdas būdavo su Soko, tai tu Soko poroj. Bet Valdas iškrito, aš turėjau kaip atakuojantis gynėjas žaisti abiejose tose su abiem žaidėjais ir tas krūvis buvo baisinis. Bet ką norėjau pasakyti, kad Valdas buvo labai smarkiai pasisukęs koją. Ir jisai vis tik ant finalo su amerikiečiais jisai grįžo tam pačiam pasaulio čempionate ir įmetė, man atrodo, berods kokie 25 taškus. Nes jis spėjo tą ištinimas nueiti, tas mėlyna koja buvo iki kelio. Bet, na, mums profesionaliams sportininkams tas yra įprasta daryti. Tai yra skauda, bet yra skausmas, kurį galima kentėti, jeigu reikia vardant komandos, vardant rezultato. Ir šitie du vyrukai šiandien dieną jie tą atliko. Taip, skauda, bet jie nesiskundė net man. Aš tai paklausiu, tai ten biškai pasirauko ir viskas toliau, nes aš tikrai irgi nesu pašalininkas, kad nužudyti kažkokį žmogų aikštelėje. Ne? Jeigu skauda, daktarai turi kažkokius sprendimus, jie mane informuoja, ar gali, ar negali, nes aš ne medikas. Na, skausmas yra visų mūsų vyriškas reikalas, ar tu gali, vienas gali per tokį skausmą ar kažką daryti, kitas negali, gal per tokį, jie vyrai. Jie profesionalai, jie atliko savo darbą puikiai šiame čempionate. Po pirmojo čempionato rungtynių, pamenu, kalbėjote apie krokodilo odą. Palindo šiandien po to odą bent kažkiek, kai himną 10 000 lietuvių giedojo. Na, tikrai įspūdingai. Ir, na, visas ta organizacija, visas tas, sakykime, palaikymas, viskas, kaip pasakyčiau, iš jūsų pusės labai toksai teigiamas tapo palaikymas, nes čia buvo visokių tų kalbų, mes ten aš taip ir juokais ir pusiau rimtai su jumi pakalbų. Bet viskas buvo aukščiausiam lygiai ir nieko negalim skųstis, tik tai tas rezultatas šiandien dieną yra toks, koks jis yra. Treneri šiandien naudoti žiauriai aukštą penketą ir Dzov antrų buvo, ir Sidekerskis trečiu, ir du vidurio puolėjai vienu metu, suprantu logiką, bet gal susižaidimo natūralaus pritrūko ir iš to atėjo toks sunkus puolimas prieš žaidėjų. Na, aš galvočiau, truputėlį mums kai kurių dalykų. Mes maišėm tuos penketus, didinom ūgį, perstuminėjom per pozicijas ir tokiam trumpam, sakykime, tokioj trumpoj atkarpom ne visada buvo. Aišku, mes turėjom tikslą, per ką turim žaisti puolime, bet tą puolimą būtų galima, jeigu būtų truputėlį daugiau laiko, būtų galima su tokiais penketais susidėlioti truputėlį kitaip, bet jau tai buvo, kaip buvo. Nes tas vis tiek mūsų liūto dalis teko Jonui šiandieną ir jisai labai puikiai atliko savo rolę. Na, visada yra taisyklių dalykų, ypač po pralaimėjimų. Tai čia Latvių kelininkai bent prieš ketvirtfinalį leido išsimėgoti? Negirdėjau šiandien.
Treneriui po praėjusių metų pralaimėjimo olimpinėje atrankoje buvo nelabai daug tokių negatyvių minčių iš pačios komandos, kažkas kalbėjo apie karjeros galimai pabaigas rinktinėje. Ar galima sakyti, kad šitas pralaimėjimas Europos čempionato ketvirtfinalį turi kažkokią ir labai nemažą pozityvę pusę, jau labiau žiūrint ir į tai, kaip komanda tvarkėsi be Roko Jokubaičio, su traumuotais žaidėjais ir dar žiūrint į ateitį, ką mes turime iš žaidėjų korpusų? Aš nežinau, aš negirdėjau pagal tą, ką aš matau komandai. Tai atmosfera yra puikiai. Aš sakyčiau, jinai kuom puikiai. Yra viena puikiai atmosfera, kai tu sėdi prie stalo vestuvėse, ne jinai puikiai atmosfera. Kita yra darbinė, kai tu kažką pasieki. Tai aš dabar grįžtu prie tos darbinės atmosferos, jinai yra puikiai. Ir mus visus suvienijo tokios sunkus darbas, traumos, reiškia išplėštos tos pergalės, kur mes pradžioje manėm, kad ten kažkas švedai, suomiai, ne tokios komandos, tai mes dabar matom, kad jos tokios. Ir tos geros pergalės mus suvienijo ir aš negirdėjau, kad kažkas norėtų baigti sportuoti ar kad pradėti į tą pusę visi draugiški, visi vieningi ir tiek per susirinkimus, tiek per video apžiūrą, visi domisi, visi tikslinasi, ką norėsim, nes, kaip pastebėjot, mes tokių, sakysim, gynybinių strategijų įvairovių visokių pridėjom, ne tik tą standartą, kaip yra taisyklės ir ginsimės taip. Mes su kiekviena komanda ruošiamės kitaip. 2 rungtynės mums pavyko tikrai. Šiandieną, gal sakyčiau, mes vis tiek numušėm jų lyderių tą vidurkį. Jisai 302 taškus, mums šiandien įmetė 29. Dar galvoju, kad jam labai pasisekė, nes jis įmetė iš 16-11 baudų, nes mes ant to. Na ir tuos vidutinius pradėjo įmesti anksčiau. Mes tą kaip išplanavom, tai čia gal mūsų tą planą jis truputėlį apgriovė, bet visi kiti dalykai, kur suplanavom, buvo geri. Na, bet pajėgumai šiandien dienai tokie. Ne visi treneriai apskritai save įsivaizduoja rinktinių krepšinį, kaip jums šita patirtis ar patiko lyginant su darbu. Nu, per šitos 2 mėnesius, tai šiandien su Tomu irgi kalbėjom, kad tikrai reikia mėnesio atostogų, bet nėra kada. Nes tu, jeigu klube tą viską atlieki tos darbus per 10 mėnesių, yra ten kažkokia viena, kita diena laisvesnė ir panašiai. Tai čia yra rungtynės po rungtynių ir daleiskim, tas viena diena laisvai irgi neduoda, nes reikia ruoštis kitom rungtynėm, žiūrėti video, sukarpyti, kad žaidėjams duot kuo daugiau pailsėti ir kad kuo daugiau nuimti nuo jų tą krūvį galvojimo, kad tik tai paruošė tokius kaip momentus, kaip elgsimės, kad galėtume laimėti, kaip ginsimės, kad galėtume laimėti. Tai viskas gula ant trenerių štabo pečių ir aš norėčiau padėkoti visam trenerių štabui. Visi dirbo labai puikiai. Ten jau mes nežiūrėjom tų valandų, kam kada miegot, kam kada nemiegot, ten visi be miego. Tai vat jeigu grįžt prie klausimo, tai po tokių aš net nežinau, kaip man dabar čia po kokios savaitės reiks važiuoti vėl į klubą ir vėl pradėti čempionų lygą, viską nuo pradžių ir visą tą. Nu, bet reiks daryti. Jau pamentat, kalbėjau, kad kažkaip nelabai norėdavau derinti klubo darbą su rinktinės darbais. Tai šiuo klausimu yra sunku, nu, bet ką darysim, jeigu ryžomės, tai darėm, ką galėjom. Rezultatas toks, koks yra. Dabar reiks persijungti jau į klubinį krepšinį. Kiek buvo pasimėgamo procesu, kai darėte surprizus, jie veikia gynyboje, pergalės, nors ir kalbat apie mėgas naktis, bet daug kas pasiteisino šitam čempionate ir daug ką nustebino. Taip, pasiteisino, žinot, kaip tu kažką darai ir matai rezultatus. Man tai labiausiai patiko, kad komanda iš pradžių taip kažkaip kreivai žiūrėjo tas mūsų tokias, sakykim, tas strategijas, paskui mes pamatėm, kad jos veikia, jie su malonumu tą pradėjo daryti ir, sakyčiau, į galą čempionato mes praktiškai kiekvienom rungtynėm ruošiamės kitokį gynybinį planą. Sakykime, jeigu polimai daug maž ten yra tas pats, nes tik tai per kažkokius žmonės, kur mes norėsim mušti, tai gynybas mes ruošiamės kiekvienai komandai kitokias. Ir jie pagavo tą mintį, kas yra, sakyčiau, labai smagu, kad jie irgi buvo temoj, nes nėra lengva. Pavyzdžiui, aš žinau, kai turi amerikiečius, ten sustatai tuos principus ir ant tų principų važiuoja visą sezoną. Čia mes biškai kitaip ir imlus ir labai šitose strategijose neblogai gaudėsi, tai buvo klaidų, bet visuma gerai ir man kaip treneriui yra smagu, kad ir sunku, bet kai tu dirbi ir matai tą rezultatą, matai, kad jie tiki tavim, nes jokių kažkokių nusiskundimų, dvejonių mes negirdėjom, nes mes kalbam su komanda atvirai, turit problemų, sakykite, spręsim, pakalbėsim, kad neliktų nieko už nugaros, kad neliktų tų užkulisių jokių. Tai kartais ta teisybė gal yra ir mum nemaloni, gal jiem, aš jiem visada pasakau, kad
nenoriu, kad taip žaistumėt, gal jums treneriai nesakė, bet taip aš nenoriu, sakykime, šiandieną kaip ir pasakiau Ąžuolui, nenoriu, kad mestum tritaškį, nes jie mus provokuoja tą daryti, nes tu esi geras žaidėjas, tu esi geras tritaškininkas, bet šiandieną mums to nereikia, tai mes sakom tą į akis, jie sako mums tą į akis ir aš manau, kad šita visa ta, sakykime, mūsų rinktinė šeima teikia malonumą, kada tu dirbi su žaidėjais tokiais, kokius mes turėjom iš šitoj Lietuvos rinktinė. Treneriai, žurnalistai rašys balą jūsų rinktinį, jūs gal kokį savo kažkokį balą? Ne, tai jau jūs vertinkit, aš jums geriau šalies. Tai kai jeigu imsim žmonas, tai jeigu paklaustumėt žmonos, kaip jinai vertina save, sakytų geriausia už visus, ne, tai aš ką galiu vertinti. Savo komandą, žurnalistai puikiai, sakiau. Pradžia buvo gal nekokia, bet pabaiga puikiai. Nors nelabai turėjau laiko skaityti, bet dabar grįšiu, turbūt vis tiek suplauks visos to žinios. Taip, kad stenkitės rašyti gražiai. Ar atsukus laiko, gal kažką darytumėt kitaip, žaidėjų selekciją, taktiką, nežinau, kažkas? Manau, kad ta selekcija buvo tokia, kokia jinai buvo ir nemanau, kad mes galėtume kažką pakeisti. Didžiausia mums netektis, vėl grįžtų prie to pačio, buvo tas mūsų ryškiausias žaidėjas Rokas Vaitis, kuris spręsdavo, buvo generolas mūsų aikštelėje ir spręsdavo daug reikalų, kada komandai sunku. Prie visos pagarbos visiems žaidėjams dabar mes to truputėlį pasigedom tokiuose būtent rungtynėse kaip ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalai, nes aš žinau apie kokį lygį mes kalbame ir aš žinau, kokius lygio žaidėjus turi kitos komandos. Tai va to klausimo mums jo pritrūko. Nesakyčiau, kad mes jo to nekompensavome, iš dalies taip, bet toks klasės truputėlį trūko. Kiek pritrūko tritaškių, nes turbūt visi akcentavote ketvirtą poziciją ir tų snaiperių užsirišus tinklelį. Kiek pritrūko šitam čempionatui komandai tritaškių? Žinot, mūsų tas stilius žaidimo buvo kitoks. Mūsų stilius buvo gynybinis, agresyvus ir automatiškai tas visas reiškia taiklumai, nes jeigu tu kažkiek taupaisi gynyboje, tu turi, reiškia, daugiau sveikatos puolime ir aišku, tas tritaškis būna taiklesnis. Bet mes tokį stilių paėmėm su šitais krepšininkais, ką turėjom, kad būsim agresyvūs, greiti, energingi, kovingi. Na, kaip aš ir sakau, mes turim būti kieti, turiu omeny, kad fiziški, ką daug komandų ir pastebėjau, kad net vokiečiai sakė, kad Lietuva yra labai fiziška komanda, to kad mes nebijom kontaktų ir panašiai. Aišku, tas atima daug, jeigu ir atima taiklumą. Tai aš, pavyzdžiui, aš galvočiau kaip treneris, kaip buvo žaidėjas, kad čia buvo mūsų bėdos, bet mes negalėjom, kad nesigint, nekovot, vien dėl to, jūs pažiūrėkit, mes turbūt pirmi šitam čempionate esame atkovotus kamuolius. Mes turbūt niekur nepraušim, aš nežinau, statistikos jums geriau žinoti, bet man atrodo, kad mes pirmaujam iš visų, nes ant tiek mes buvom kovingi. Aišku, tas atima jėgų ir tada tas taiklumas krenta. Bet, buvom tokie, kokie buvom. Ir aš manau, ta kryptis buvo gera. Dabar ką mes? Visada atrodo, kad tada galėjai kažką kitką padaryti, kitaip padaryti, bet ką jau čia po kovos jau nemojosim kumščiais, jau viskas praėjo. Kas laimės čempionatą ir yra komandų, kurie linkit sėkmės siekiant? Aš manau, kad turkai labai susolidėjo, sakyčiau, tokį pagavo savo braižą. Vis tik aš lieku prie vokiečių, nes jie turi intensyvumą, turi gero lygio žaidėjus ir turi tą vokišką tvarką, ką jau minėjau. Ir aš manau, ta disciplina turėtų nugalėti. Nežinau, kaip baigsis, bet aš galvočiau, kad vokiečiai bus čempionai. Tai kai nesvaltos palangais, turėsit šansą išsireaguoti, ar susapnosit, kaip čempionatas būtų susiklostas, susveikti, šitų dalykų čia toks yra gyvenime daug dalykų, kur jau kaip mes labai neblogai žaidėm Eurolygą ir Covidas. Ir tada jau turėjom neblogą komandą ir tada tu tik tai gali sakyti gaila, kad nieks nežino, kaip būtų viskas pasibaigę, gali tik prognozuoti, ne? Tai čia irgi toks dalykas, aš net negaliu, gal su Roku būtų kiti nesužaidė taip žaidėjai, kurie dabar sužaidė be Roko, čia man sunku prognozuoti, bet jo mums šiandieną tikrai trūko. Auto ilgalaikė, auto trumpalaikė, auto verslo nuoma. Admita, ne tik rakteliai rankoje.